Aš jau rezervavau šitą kruizą Liepos mėnesiui. Norvegijoje nesu buvus, tad turėsiu progą šią šalį pažinti iš vandens. Video pabaigoje sužinosi naudingų dalykų. Šio maršruto sezonas trumpas, nuo gegužės iki rugsėjo. Kitų metų laikų laivai neplaukia. Startuoti galima iš Vokietijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Islandijos uostų. Maršruto trukmė dažniausiai nuo 7 iki 10 naktų. Yra ir ilgesnių, tačiau jie planuojami rečiau. Pavyzdžiui, jei iš Vokietijos Kiel uosto, tai toks maršrutas kainuoja nuo 2000 eurų su visais mokesčiais už 2 asmenis. O jei rezervuosite tiesiogiai, sutaupysite 25% ir dar gausite 50% bonusą kitai kelioniai. Norvegija pranešė, kad nuo 2026 nebeįsileis kruizinių laivų, taigi suskubkite ir nepraleiskite šios progos. Aš galiu papasakoti, kaip gauti prisijungimą prie tiesioginių rezervavimo sistemos. Rašyk man asmeniškai ir tapk mano sekėju, kad nepraleistum kitų mano video apie kruizus.